Nu ką, pirmadienis. Pradedam savaitę su sportu. Biškį pradeda lyt. Bet nieko, bandysim per lietų. Dar alarmą galvau, kad už valandos stiprus vėjo gūsiai, bet mūsų nesustabdo. Judėsim kaip vyrai. Žinoma, nesakau, kad moterys negali taip judėti. Vietoj planas toks. 5 minutės eisim apšilimui, 2 minutės bėgsim, 3 minutės vėl eisim ir taip 10 kartų. Ir ant pačio galo vėl 5 minutės atvėst. Judam. Įpusėjom, darosi vis sunkiau, bet mes nenustojam. O kas? Treniruotė baigta, ties 8 kartų pradėjo lyt. Baigėm. Va toks va, joninių vakaras, lengvai va taip va. Visai nelengvai. Antradienį nieko nenufilmavom, buvo prastas oras, o jau pirmadienį sportavom per lietų, tai kartautis nesinori. Tai tiesiog namie pasidarė treniruotę su kūno svoriu, pritūpimai, įtūpstai ir panašiai. Šiek tiek preso, šiek tiek koordinacijos pratimų, kaip stovėti ant vienos kojos ir panašiai. Na, o aš, tų galimybių laikas nesutampa, todėl varau aš prasibėgti šiaip, o jis varo 8 km tiesiog praseit, turėjom bėgt, bet gavosi taip, kad jam ten skauda šonkaulį, sunku kvėpuoti, kai daro fizinę veiklą, tai tiesiog praseis 8 km ramiai ir bus ramu. Susiskambinam per FaceTime, kai jis išėjo pasivaikščioti mišku, pakalbėjom apie šonkaulį, sakė, kad vis dar skauda ir netgi dar šiek tiek stipriau nei prieš kelias dienas. Bet kai tiesiog eina be jokios sunkesnės fizinės veiklos, skausmas sumažėja, jaučiasi žymiai geriau. Ta diena jis praėjo 8 km miško takeliais, truko 1:46 minutės ir viskas įjausi gana sklandžiai. Treniruotė ne iš lengviausių. Jeigu norit pabandyti, palieku čia. Šeštadienis, 12 nakties, einam su Augiu. 15 kilų. 15 kilų. Bele ką užsivedęs. Ne. Neužsivedęs, bet esmė tokia, šonkauliai taisosi jam. Viskas bus normaliai. Rytoj, žiūrint pagal sveikatą, gal 2 kilus bėgsi, gal 3 kilus bėgsi, gal 4, jeigu iš pilnai atsigavęs. Žiūrėsim, susimatysim rytoj, dar šiandien bandom išgyventi. 4 kilus įveikę, reikia kilti į kalną, bet Augi šikna atsukęs. Kaip sekasi 4 kilai įveikti? Pochu kol kas. Girdėjot, į kalną lipti jam pochui. Augi komentarą nori pasakyti? Nelabai. Opa, antrą nakties pasiekėm kaimą kažkokį. Liekam stiprus, trūti, dirbam, davai. Žygis įveiktas, 2 valandos 20 minučių. Atvarė prie Šūkių kapinių. Viso, varom namo miegoti. Sekmadienis, savaitės pabaiga, 4 kilus bėgam. Taigi pirmos poilsiavietės einam, po žygio normaliai savijautos. Normaliai. Tai va, po žygio normalios savijautos galim 4 kilus bandyti bėgti. Bandom. Įpusėjom, didelių problemų nėra. Bandom toliau 2 kilus damušti. Kol kas neblogai. Tempas labai geras. Nu, 4 kilų neįveikėm. Biškį trauma dar neleidžia. Šonkaulių dar skauda, reikia nepersistengti. Bet nubėgom 3,6 km. Tai sakyčiau labai gerai, kad ir su trauma. Net nenoriu, tiek nubėgęs, tai dar gerai. Savaitė ne iš lengviausių. Trauma vis trukdė. Tačiau kiek galėjom, tiek palaikėm tą fizinį krūvį. Susitinkam kitą savaitę. Spausk like, spausk subscribe. Jei nespaudžiu, tai ko žiūri?